dabar norėčiau aptart GX ekrano naujoves. Po atnaujinimo atsirado visiškai nauja Android aplinka, tai yra Android 11 versija. Ir kaip matot, pasikeitė pilnai aplinka. Didžiausiai pokyčiai atsirado baltoje lentoje. Atsirado daug daugiau įvairiausių įrankių, tokių kaip liniuotės, matlankiai, erdvinės figūros, lentelės, minčių žemėlapiai, na ir keletas kitų papildomų įrankių. Ir kadangi tai yra Android 11 operacinė sistema, jūs turite galimybę į šitą ekraną atsisiųsti androidinės programėles iš išorinių šaltinių. Yra galimybė skelti ekraną į dvi dalis, tai yra rodyti dvi programas, du langus vienu metu. Spustelėjus kelis mygtukus, mes galim pasirinkti dvi programas, ką nori matyti lange, tai šiuo atveju bus PowerPointas ir aš pasirinksiu baltą lentą. Ir matom, dešinėje pusėje atsiranda balta lenta. Ant jos be abejo aš galiu paišyti ir rašyti. Galiu pasirinkti, kuri programa užims didesnį plotą ekrane.